Sveiki visi. Dalinuosi ekranu ir pradedam. Taigi, esu Rolandas Rimkevičius, DataEra ir Data Academy įkūrėjas. Su rinkodara ir su e-komercija plačiau susidūriau vadovaudamas Avitelai, Elektromarkt organizacijai, kada teko rūpintis ir perkelimu iš vienos svetainės duomenų į kitą svetainę, sukurti visiškai naują svetainę Magento 2 platformoje. Taip, kad pabandysiu pasidalinti su jumis savo patirtimi, iššūkiais ir tuo pačiu tą kelionę, kuri yra ir tuo pačiu užkulisiai verslo, kuris yra e-komercija, tai yra kaip mes valdom duomenis ir kaip šiandien dienai integruojasi dirbtinio intelekto sprendimai. Gerai, tai pradėsiu nuo to, kad duomenis šiandieną yra, anot Microsoft'o, pastaruosius 5 metus duomenis auga 4 kartus. Tai yra nuo 44 zetabaitų iki 175, bet didesnis iššūkis yra tai, jog duomenys augdami labai dideliu tempu vis mažiau yra duomenų išanalizuojama. Tai anot Microsoft'o tai yra apie 27% duomenų yra analizuojama, kuriuos mes surenkam. Tai pagal augimo tempą šitas procentas bus tik mažesnis. Tai yra nieko nuostabaus, kad mes susidurėm su problemomis, kas liečia duomenų analizę arba supratimo apie duomenis, tokį vadinkim per tą helikopter perspektyvą, kada matom duomenis bendrai kontekste. Neišimtis yra ir e-komercija, ar ne? Nes ten mes turim įvairiausių duomenų šaltinių ir juos pasižiūrėti iš visų skirtingų duomenų šaltinių vienodai yra gana sudėtinga ir padaryti išvadas iš to, kaip vartotojas elgiasi skirtingose kanaluose, yra gan sudėtinga. Tai anot to paties Microsoft'o ir to pačiu remiantis Harvard Business Review 2019 metais yra sakoma, jog duomenų analitika ir dirbtinis intelektas jau tada buvo numeris 1 investicija didžiųjų Fortune 1000 lyderių. Ir duomenis, ir taip kaip yra sakoma, jog be analitikos, jeigu mes tik surenkam duomenis, ar ne, tai yra duomenis tampa tiesiog išlaidų centras, o ne išteklius, kuris turėtų mums padėti priiminėti teisingesnius sprendimus. Tuo pačiu yra kalbama apie tai, kad organizacijos turi pažinti save. Tų duomenų pagalba mes turim save suprasti ir žinot, ką mes galim pasiūlyti, kaip mes galim tobulėti ir kaip mes kaip organizacija esam išskirtiniai. Tuo pačiu duomenys turi būti įgalinti, paprasti darbuotojai turi būti įgalinti daryti duomenimis grįstus sprendimus. Tai yra ne kiekvienas atskirai, mes susirandam savo duomenų kampelį, savo Exceliuką ar vieną arba kitą platformą ir iš jos darom sprendimus, o kiek tai įmanoma turėti centrinį požiūrį arba surinkti duomenis iš skirtingų šaltinių ir turėti žymiai efektyvesnius sprendimus. Kalbant apie dirbtinį intelektą, dirbtinis intelektas mato ir gali būti sukurtas taip, jog dirbtinio intelekto modeliai mato tam tikrus paslėptus dalykus, kurių mes patys plika akimi negalim pamatyti. Dirbtinis intelektas nėra kažkas labai sudėtingo. Dirbtinis intelektas iš principo tai yra matematika, tiesiog labai gudriai panaudota. Gerai, tai pasižiūrėkim toliau, ar ne? Kalbant apie marketingo iššūkius e-komercijai. Išskyriau 5 pagrindinės kryptis, su kokiais iššūkiais susiduria e-komercija, kas liečia marketingą. Pirmas, tai jau šiek tiek aptartas informacijos perteklius. Čia mes turim tokias kaip turinio valdymo sistemas, turim įvairiausias Google Analytics, Google Ads, įvairiausios papildomas priemonės, kurias mes naudojam. Ir ne visada susimąstom apie tai, kad tos papildomos priemonės tik tai daugina duomenų kiekį. Ir dažnu atveju mes pasiklystam juose, kad o kokius duomenys man reikia tikrinti ant Google Analytics, ką jie man sako kontekste su mūsų CRM sistema ir panašiai, o dar plus turinio valdymo sistemos papildomi duomenys, kaip visą tai tarpusavį groja, tai yra didžiulis iššūkis e-komercijai. Kuo toliau, tuo didesnis. Jo labiau atsiranda naujesnių, geresnių įrankių ir mes juos vis bandom pritaikyti, nesusimastydami, kad tai tik padidins chaosą, o ne palengvins sprendimų priėmimą. Duomenų kokybė, tai yra viena iš antrosios problemos, kur va čia mes susidūrėm toj pačioje Aviteloj, migruodami iš vienos svetainės į kitą, buvo labai žemiška problema. Įsivaizduokit, reikėjo perkelti klientus, kurie buvo ankstesnėje sistemoje, į naują sistemą. Ir klientai buvo vienoje sistemoje suvedinėjami su vienokiais vardais pavardėm, vienokie pavadinimai, ir suvienodinimui mums reikėjo apie 2 savaičių tam, kad mes suvienodintumėm klientų pavadinimus ir kad mes galėtumėm bendrai pasižiūrėti sujungtos duomenys tarpusavėje ir matyti juos analizuoti.
nekalbant apie prekių aprašymus, ar ne, kur mes turim skirtingus prekių aprašymus. Vienai buvo aprašyta viena prekė, kitai buvo kita, ir kai norim padaryti e-komercijų filtravimą tokiems duomenims, tikiu, kad esat ne vieną susidūrę, kad sukurt filtrus prekių aprašymams, kurie nėra kokybiški, yra labai labai sudėtinga. Tai čia dar vienas iššūkis, su kuriuo susiduria e-komercija, ir aš pats turėjau tokią pačią patirtį. Privatumo iššūkiai. Atsiradus BDR taisyklėm, tai mes turėjom didžiulį iššūkį, ar ne, kaip reikia užtikrinti vartotojų duomenis. Ir pastarieji įvykiai rodo, kad nutekinus duomenis iš ties mes labai stipriai nukenčia organizacijos, jo labiau, kad įsivaizduokit, privatumo iššūkiai kaip išsiplečia, kai mes turim dar daugiau skirtingų sistemų. Kuo daugiau sistemų, tuo daugiau skirtingų vietų, kur mes kaupiam tos duomenis, tuo daugiau vietų jas turim apsaugoti. Greitėjantis tempas. Tai yra ketvirtasis iššūkis, kuris yra išties didžiulė bėda, tai yra išties dar ir susiję su klientų lūkesčiais, dėl to, kad greitėjant tempui vartotojai tikisi atsakymo čia ir dabar. Pabandykit prisiminti savo pastarąjį pirkimą internete, tai jeigu jūs nerandat informacijos čia, einat į kitą svetainę, kurio ieško tos informacijos. Mano buvo pastarasis toks įvykis, kada aš ieškojau informacijos ir man reikėjo labai konkrečios savybės prekės, ir aš neradau tarp aprašymą. Neradęs tarp aprašymą, įėjau į kitą svetainę, kur aš raščiau aprašymą, nes aš norėjau matyti šalia ir kainą, ir prekės aprašymą, ir pagal tai pasirinkti prekę. Aišku, pirkau ten, kur buvo aprašymas, ir greitai galėjau susirasti informaciją. Klientų lūkesčiai. Puikiai žinot, kad klientų lūkesčiai auga. Kai tik kažkas įsidėgia įdomesnį sprendimą, pas kažką veikia dirbtinis intelektas, ChatGPT, klientai tikisi, kad ir kitose svetainėse tai bus, taip kad atsilikdami technologiškai jūs neišpildot klientų lūkesčių. Tai čia mano tokios 5 pagrindinės problemos, su kuriuom aš manyčiau susiduria kiekviena e-komercija. Ir kalbant apie duomenys, ar ne, kalbant apie dirbtinio intelekto sprendimus, analitikos sprendimus, kokie sprendimai leidžia spręsti šitas bėdas. Tai šalia technologijų pateikiu tuo pačiu ir keletą pavyzdžių, ar ne? Tai visų jų nevardinsiu, bet kokie pavyzdžiai, kokie įrankiai pasitaiko tose konkrečiose technologijose, kaip pavyzdys. Informacijos perteklių, duomenų kokybę ir privatumo iššūkius leidžia spręsti technologiją Big Data. Nežinau, kiek esat girdėję apie Big Data technologijas, nelendant į niuansus apie Big Data, bet čia mes sujungiam duomenis, apjungiam iš skirtingų šaltinių, juos transformuojam, padarom vadinamą single point of truth, kur sujungdami duomenis mes matom ir galim analizuoti viską vienoje vietoje. Tai tokios technologijos, pati populiariausia, tai yra Apache Hadoop, yra Google BigQuery, gal yra tekę girdėti, Microsoft Fabric, visiškai naujas įrankis prieš pusę metų, sujungęs daug skirtingų Microsofto sprendimų į vieną, ir Amazonas, IBM'as, visi didieji žaidėjai rinkoje IT srityje turi panašias technologijas. Tad pasirinkimas yra gan didelis. Kalbant apie antrąją technologiją, kurie irgi yra taikomi plačiai dirbtinio intelekto sprendimai, tai yra automatizacijos sprendimai. Apie tokius sprendimus, ir dabar, ne, mes irgi girdim, kad yra palikto krepšelio automatizacija, yra įvairių papildomų jau tokių parengtų, tebūnie ready-made sprendimų, bet šalia to mes vėlgi turim pasižiūrėti per bendrą perspektyvą, ar ne, o kaip tą automatizaciją reikėtų taikinti mano CRM duomenim, kaip mano CRM duomenys yra susijęs su turinio valdymo duomenimis ir kaip mano padėti klientų aptarnavimui pamatyti bendresnį vaizdą. Jo labiau, kad mano patirtis yra per e-komerciją susijusi ir tada, kai mes turėjom fizinės parduotuvės, ne, kaip visą tai sukombinuoti tarpusavyje. Tai čia tokių įrankių vienas iš platesnių ir lengvai naudojamų yra Microsoft Power Automate įrankis, kuriame galima tikrai padaryti labai įdomių automatizacijų, kur jungiasi prie skirtingų duomenų šaltinių. Tai yra ne tik vienoje, tarkim, turinio platformoje mes darom automatizacijos sprendimus, bet dar galim prijungti ir ne visas, didžiąją dalį debesijos programų ir jas automatizuoti. Nuo mailo iki SharePoint'o, iki Excel'o ir panašių įrankių. Kiti įrankiai populiaresni, tokie kaip Zapier, Make, Automation Anywhere arba IBM Robotic Process, tai irgi didesni gamintojai turi. Šitos sprendimus aš irgi jums rodau dėl to, kad tai yra vadinami low code, no code sprendimai, kur nereikia programavimo įgūdžių ir jūs galite tos sprendimus kurtis patys. Reikėtų tik tais žmogaus, kuris žino procesą, žino, ką jis nori padaryti ir be jokio programavimo jis galėtų automatizuoti tikrai nemažą dalį darbų arba procesų, kur dabar reikia daug rankinio darbo.
Kitas, sakyčiau, bene plačiausias hypas, ar ne, šiandien rinkoje, tai yra kalbų modeliai. ChatGPT ir panašus įrankiai, jie pastūmė rinką keletą žingsnių į priekį ir tuo pačiu sukėlė lūkesčius ir tokį norą tos įrankius greitai čiupti ir dėktis į savo sistemas. Taip, jie tikrai plačiai yra taikomi ir jais gaunamas gan greitas efektas. Ne visada jis yra teigiamas efektas, ne visada jis turi tiek daug naudos, kaip mums gali atrodyti, bet kalbų modeliuose čia yra ne tik ChatGPT. Microsoft Copilot įrankis, kuris leidžia tiesiog gauti atsakymus, kurti marketingo strategijas tiek e-komercijoje. Tai Copilotas veikia ChatGPT pagrindu, ar ne, ir nemaža dalis tokių kalbų modelių veikia ChatGPT pagrindu. Bet visiškai nesenai, netgi pasikeitė pavadinimas, čia gal 3-4 savaičių bėgyje, Google'as buvo išleidęs, berods vadinosi, nebetsimenu, koks buvo anksčiau pavadinimas, bet dabar jis tai ir vadinasi Gemini. Tai Google irgi lygiai taip pat investuoja į kalbų modelius, jie turi savo varikliuką ir jeigu pastebėjot pastaruoju metu stringančias internetinės puslapius, ypač Chromo pagrindu arba Edge'o pagrindu, tai tik dėl to, kad vyksta tikrai labai daug atnaujinimų ir vejasi įrankiai vienas kitą. Tai kitus įrankius galėsit irgi, jeigu norit pasižiūrėti, pasianalizuoti, kaip jie atrodo, kaip jie veikia. Vėlgi, aš jums rodau pavyzdžius, kurie yra gan paprastučiai, galima naudotis jais be kažkokių programavimo įgūdžių. Ir ketvirtas sprendimas dirbtinio intelekto, sakyčiau, yra tas, kuris yra šiandien rinkoje dar ne visiškai pažintas. Tai yra turintis didžiulę galią, kuris gali padaryti tikrai labai įdomius ir išskirtinius sprendimus, išskirtinius jūsų verslui. Nes ChatGPT praktiškai bet kas gali įsidėkti savo sistemoje ir duoti atsakymus bendrinius iš rinkos, ar ne? Bet padaryti jūsų duomenų pagrindų sukurtus mašininio mokymosi algoritmus, tai jau retas, kuris gali, ir tai yra rinkos ateitis, kur vis daugiau gamintojų, vis daugiau organizacijų atsisuka. Pabandykim pasianalizuoti, kaip tai atrodo, ar ne? Nu, tarkim, detaliau, įlendant į technologijas, žinau, kad ne visi žiūrovai esat techniniai žmonės, bet pabandysiu kiek įmanoma paprasčiau paaiškinti technologiją. Kalbant apie Big Data, mes dažniausiai turim omeny tokį suvienodinimą, sucentralizavimą duomenų, kaip pavyzdys prisijungiam prie turinio valdymo sistemos CMS, Content Management System, prisijungiam prie socialinių tinklų, Google Analytics, Google Ads, ERP sistemų, tai CRM ir panašiai, ir jas transformacijos pagalbos sudedam į vieną centrinę duombazę. Joje dažniausiai technologijos, kokios būna, nelendant į detalės, tai yra duomenų sandėliai, duomenų serveriai, duomenų ežerai. Tenais mes kaip tik rūpinamės duomenų sauga, duomenų valdymu ir labai svarbių dalykų išplečiamumu, tai yra scalability. Tai va, sudėjus duomenys į vieną vietą, mes vėliau tais duomenimis užmaitinam tiek BI įrankius, tokius kaip Power BI, greičiausiai esat girdėję, ataskaitas, automatizacijos sprendimus ir tą patį dirbtinį intelektą. Jeigu mes neturim centralizuotų duomenų, dirbtinis intelektas lygiai taip pat vargsta tam, kad galėtų prisijungti arba daryti teisingas išvadas, kai neturi vienos single point of truth. Gerai, pasižiūrėkim toliau. Pateiksiu savo pavyzduką. Toj pačioj Aviteloj, užklausus pardavimų komandos keletą metų, gerokai jau metų atgal, komanda atsakė, kad jie dirba su maždaug 36 skirtingais Exceliais. Įsivaizduokit, aš net nebejoju, kad jūs lygiai taip pat turite daugybę Excelių, kurių pagalba bandot pamatyti duomenis kiek įmanoma vienoje vietoje. Čia yra iš kitos organizacijos, kurioje aš pats dariausi savo Excelį, pildydavausi tą Excelį, pasimdamas duomenis iš ERP sistemos, iš CRM sistemos, dar siūsdavau kolegoms Excel ataskaitą savaitinę, sakydavau, supildykit, ką jūs nuveikė tam, kad galėčiau efektyviai išanalizuoti situaciją ir daryti duomenimis grįstus sprendimus. Spėkit, šitam sprendimui praleisdavau apie 4 valandas į savaitę, tai yra brangus malonumas. Ir iš ties, bet išvalgas, kokias padarydavau iš tų duomenų, leisdavo man strategiškai valdyti savo verslą, ne tik e-komerciją, bet ir bendrai pirkimus, pardavimus ir panašius dalykus, kurių pagrindų iš tikrųjų mes efektyvinam visą savo organizacijos procesą ir tuo pačiu pelną. Taip, tai šiandien dienai, tarkim, tų Excelių atsikandęs, aš atradęs tokius įrankius kaip Power BI, parodysiu sprendimą, kaip šiandien išvirto į kokius sprendimus tokių Excelių pildymas, kai susirinkam duomenis iš konkrečiai, jeigu kalbam apie ERP, iš Revilės. Ne visiškai ERP, bet buhalterinė programa. Iš CRM-as Odo.
Ne, gal teko girdėti. Tai vat iš ODO į ERP sistemos krūvą Excelių papildomų, susirinkus duomenis ir juos automatiškai atnaujinant, nebūtinai kas 2 sekundės, gal kas pusę valandos arba tam tikrais norimais intervalais, juos suvienodinus Microsoft Fabric platformoje ir padavus į Power BI įrankį, ne, tai kaip tai atrodo šiandien. Čia yra konkretus pavyzdys, kaip aš valdžiau komandą, pardavimų komandą, vietoj to, kad pildyčiau Excelius 4 valandas ir mėnesio gale daryčiau kažkokias tai išvadas, aš darydavau 5 minutės susitikimas, kiekvieną rytą duomenys atsinaujinę būdavo pusę valandos prieš, automatu iš to, ką mano vadybininkai buvo supildę, čia maždaug apie 20 vadybininkų, 3 skirtingos komandos, kur galėdavau pasižiūrėti, kaip atrodo, kaip sekėsi kiekvienam vadybininkui, ar ne? Ir raudona žalia, vietoj to, kad pateikdamas grafikus, aš jau pateikiau išvadas, ar žmogus pasiekė savo tikslą, ar dar jam trūko kažkiek iki tikslo siekimo. Kaip pavyzdys, konkrečiam žmogui paimkim vieną iš konkrečių žmonių, ne, nes aš galiu kiekvieną žmogų atskirai padaryti ir man pavyko tikrai padaryti 5 minutės susitikimas grįstas duomenimis. Tarkim, jeigu prisijungiu prie kažkokio konkretaus žmogaus, ar ne, galiu pasižiūrėti jo rezultatus, kaip jam sekėsi ir galėdavau labai greitai patarti. Pavyzdžiui, šitas žmogus, matau, jis nėra atsakingas už šitos KPI-sus, gerai, paimkim kažką, kur žmogus turėjo daugiau atsakomybių, jeigu jis neatsakingas, aš ir nerodau jam žalia ar tai raudona. Tai yra, tuo pačiu šiandien girdėjau apie gamification, žaidimifikaciją, o čia vienas iš būdų, kaip padaryti žaidimifikaciją, nes jau prieš susitikimą žmonės ateidavo, kalbėdavo, o kiek pas tavę žalių, kiek pas tavę raudonų. Bet čia aš galėdavau labai greitai pasakyti, kad mielas IB, matau pas tave su mitingais ne viskas gerai, tai šiandien tu koncentruokis į mitingus ir man neįdomus jokie pasiteisinimai, mes buvom sutarę padaryti vieną skaičių, o padarė kitą skaičių. Ir jeigu reikia kažkur tais detalizacijos, ar ne, pasižiūrėti, o kokias mes sąskaitas išrašėm ir panašiai, yra galimybė visada nueiti giliau ir pamatyti gilesnius duomenis, galiu įlysti. Tai situacija apsivertė kardinaliai. Vietoj to, kad aš gaunu ataskaitas, jas pildau ranką ir bandau surašyti visą informaciją, pasitelkdamas ten Excelio failus ar kažkokią tai informaciją įgautą iš finansų skyriaus, dabar jau Excelis tarnauja man arba Power BI tarnauja man. Tai va, vienas iš pavyzdžių, kaip Big Data technologijos pasigelbėja čia ir dabar sprendimų priėmimui. Nes vėlgi tikslas yra visų technologijų, tiek dirbtinio intelekto, tiek analitikos, sutrumpinti sprendimų priėmimo laiką. Nes aš dar galiu priimti sprendimą tada, kada galiu įtakoti dar šiandienos tavo darbą, galiu įtakoti savaitės darbą, kol bus kad būtų gautas geresnis rezultatas savaitės gale. Judant toliau, tai yra kiti automatizacijos sprendimai, kaip pavyzdžiui, perinant prie automatizacijos. Ne? Konkrečiai e-komercijoje, naudojantis tokiais įrankiais kaip Power Automate, būtų lengva suorganizuoti tokius sprendimus, kad ne tik palikto krepšelio mes matom automatizaciją, jis siunčia automatu klientui pranešimą, bet mes galim, pavyzdžiui, pagal vartotojo elgseną tiek puslapyje, tiek mūsų CRM, ERP sistemoje, turint bendrą vaizdą apie klientą, mes galim automatu kurti užduotis kliento aptarnavimo skyriui. Ir kliento aptarnavimo skyrius, gaudamas užduotis per CRM sistemą, kurios yra automatiškai sukonfigūruotos, mes galim turėti testinę veiklą ir tuo pačiu istoriją susijusią su klientu. Einant toliau, kalbų modeliai. Vienas iš tokių įdomesnių kalbų modelių pritaikymų, kadangi dirbau buitinės elektronikoje, tai atsimenu, kaip būdavo sudėtinga padaryti aprašymus prekių. Naujų prekių nuolat atsiranda naujų ir kad turėti gerą, efektyvų aprašymą, nes tai labai labai svarbus efektas yra klientui paskatas pirkti šitą prekę pas mus, reikėdavo tikrai labai, labai daug dirbti ir būdavo daug žmonių, kurie dirbdavo. Techninės specifikacijos, aprašymai ir panašiai. Dirbtinis intelektas kalbų modeliai, pavyzdžiui, pritaikius Microsoft OpenAI technologijas, galima būtų sukurti chatą, kur klientas pasikalbėtų apie konkrečią prekę su dirbtiniu intelektu. Ir tai visiškai realu ir tai yra įmanoma, tokie sprendimai yra diegiami. Tai vienas irgi iš pavyzdžių, kaip įdiegti, naudojantis dirbtinį intelektą, įdiegti savo e-komercijai. Gerai, važiuokim toliau. Tai sekanti technologija tai būtų sprendimų modeliai. Bet vienas iš jų paprastesniam lygmenį, nedėgiant į internetinę svetainę, tokias technologijas jau dabar taikoma paskaičiuoti, rekomenduojame jums. Nes iki šiol dažniausiai, ką mes darydavom ir toje pačioje vietelėje, mes tiesiog iš akies spręsdom. Gerai, jeigu perka televizorių, greičiausiai domėsis kolonėlėm.
arba jeigu perka kokie 3D televizorių, tai reikės akinių šalia. Bet turint istoriją vartotojo pirkimų, mes galim jam parekomenduoti tik jam skirtą informaciją. Tai yra tai, ką jis galėtų pirkti. Ir čia jau senai šitos technologijos egzistuoja ir tokios kompanijos kaip Amazon, esat girdėję, ne veltui judėjau čiulptuką, kad atėjo mamai katalogas apie nėščią dukrą, ar ne, pagal dukros apsipirkimo istoriją. Tai šiandien dienai naudojantis tokiom technologijom kaip Microsoft Fabric, kur galite sujungti duomenis ir visą bendrą istoriją žmogaus, jūs galėtume daryti panašaus lygio sprendimus ir personalizuotai pasiūlyti informaciją vartotojui. Pažiūrėjom toliau. Tai kalbant apie duomenų analizės įrankius, gerai, jeigu nelendant kažkur labai sudėtingai iki dirbtinio intelekto, esate daug kas girdėję apie Power BI, ne, kur tik parodžiau vieną iš įrankių, bet tai ne vienintelis įrankis rinkoje. Tokių įrankių yra, Google'as turi savo, kuris vadinasi Looker, Vinted organizacija dirba daug su Lookeriu. Tableau įrankis yra didžiulė atsvara Power BI, Klikas yra irgi lygiai taip pat rinkoje egzistuojantis įrankiai. Tai raudonai specialiai pažymėjau Excelį, kad tai yra neperspektyvu, yra sakoma, jog 5 metų bėgyje maždaug bus keista, kodėl mes dar dirbam su Exceliu ir kodėl negalim automatizuoti savo darbo vietos su panašaus tipo įrankiais, kurie yra be kodo įrankiai, bet leidžia paprastai ir lengvai automatizuoti savo darbo vietą. Sudėtingesni įrankiai, tokie kaip Spark, Python, Hadoop, tai yra duomenų mokslo įrankiai, kada jau lendant giliau į dirbtinį intelektą, kuriant savo modulius, jau reikėtų susimastyti apie panašių įrankių taikymą, dažniausiai tam reikėtų jau pagalbos iš IT arba tų, kas dirba su dirbtiniu intelektu. Einant toliau, apie ką reikėtų susimastyti, ar ne? Tai yra, kaip nepasimesti tarptų visų įrankių. Tuo pačiu yra labai svarbu, kad tas hypas jūsų neįtrauktų, ne? Nes turėkite omeny, kad jeigu dirba su daug Excelių, daug vyriausių rankinio darbo, turit savo organizacijai, tai dirbtinis intelektas greičiau nevažiuos, jūs ant to paties dviračio pastatė dirbtinį intelektą, jam bus lygiai taip pat sunku kaip ir jums. Tai tam, kad pereitumėm ir įgalintumėm dirbtinį intelektą, mums lygiai taip pat pirmiausia reikia susimastyti ir susitvarkyti savo turimą duomenų bazę, turimą sistemą. Tai mano rekomendacija, viena iš pavyzdžių, pavyzdžiui, Microsoft'o įrankiai. Jeigu imant vieną platformą, tai Microsoft'as kalba apie keletą skirtingų įrankių. Excelis yra viršutinis sluoksnis. Tai ir sakoma, tam verslo vartotojai jau šiandien turi galimybę naudotis tokiom platform as a service įrankiais, ar ne, kur yra Power BI, Power Apps, Power Automate, tai skirta paprastiems vartotojams. Mitas yra tai, kad tai yra tik IT kompanijos, tik IT skyriai rūpinasi tais įrankiais. Ne. Taip kaip PowerPoint prezentacijų nepiešia IT skyrius, taip ir Power BI įrankių neturi dirbti IT. Tai yra jūs, tie, kurie dirba su procesais, geriausiai žinot, kas tai yra per procesas, kaip jį valdyti ir kaip jūs norėtumėt, kad jis būtų valdomas. Ir jums yra skirti šitie įrankiai. Apie sekančius įrankius, tokius kaip iš teksto į kalbą, iš kalbos į tekstą, kalbų modeliai, decision medžiai ir panašiai, tai yra daug žemesni laipteliai, kur taip, čia jau reikės kūrėjų, developerio, duomenų mokslininkų pagalbos, jums šitos įrankius įdėti. Bet prisiminkite tai, kad Excelis miršta, Excelio greit nebus, jisai bus kaip įrankis, bet bus keista, kad jūs dirbat su juo. Tai tam yra apie 5 metų. Mano patirtyje, vėlgi kalbant apie tos pačius Excelius, ar ne, kad mes turėjom labai daug Excelių dirbdami tiek ir su e-komercija, tiek ir valdydami parduotuvės, tai buvo tokia klaida mes darėm, nes mes vaikėmės mados. Ne tik mados, bet ir tai, kas patinka, netinka. Pavyzdžiui, dirbant su kokiais taskų sistemom, sakom, ne, mums čia Trello truputį patogesnis, nes Slackas yra lengviau bendrauti tarpusavy, kiti naudoja Teamsus ir tokiu būdu mes dauginam skirtingų duomenų šaltinių, kuriuos vėliau suvienodinti yra sunku. Kalbant apie CRM sistemas, tai apskritai yra labai sudėtinga išsirinkti, vieniems patinka Odo, kitiems Zoho, nes čia labai fainai čia persikėlė. Pamiržkit, šitoj vietoj geriausia būtų apsispręsti ir centralizuoti duomenų bazę, turėti single point of truth. Kuo mažiau, tuo geriau. Nepatogu, pakentėkit, priprasit. Įpročio klausimas. Įsivaizduokit, jeigu būtų žmogus laukęs, jeigu būtų ieškojęs patogumo, tai nuo arklio niekada nebūtų nulipęs, nes į automobilį įlipti ir ten perimt bėgius, kūrą užpilti ir panašiai, žiauriai nepatogu, negu kad pririšti arklį ir paduoti jiems žolės. Tai nepatogu, pabandykim, įpraskim ir tikrai bus naudos žymiai didesnės apie tai, ko dar šiandien ne iki galo suprantam. Ir čia jums turiu tokį patarimą, tai yra kaip išsirinkti, į ką atkreipdėmėsi, ne?
Tai turiu keletą žingsnių, sudėjau savo patirtį ir tuo pačiu įrankius, pabandžiau išvardinti ties kiekvienu žingsniu, kokie galėtų būti naudojami įrankiai arba technologijas, kurias reikėtų pasitikrinti. Ne? Tai tokius pagrindinius 6 žingsnius išskyriau, kad pirmas dalykas, judant link efektyvaus dirbtinio intelekto integravimo, pirma, ką mums reikėtų pasidaryti, yra susinventorizuoti, pasižiūrėti savo duomenis, kaip jie atrodo. Čia inventorizacijoje turiu irgi keletą patarimų, tuo pačiu į ką atkreipdėmėsi, ko vengti reikėtų ar ne. Tai palieku jums vėliau pasižiūrėjimui, galėsit pasitikrinti ir pasianalizuoti, pasiskaityti. Tai po duomenų inventorizacijos reikėtų pirmiausia susirinkti tos duomenis, ne kažkokiu būdu sudėti į vieną vietą, kiek tai yra įmanoma, tam, kad turėtumėm tą artimesnį single point of truth. Trečias žingsnis, reikėtų pasižiūrėti, sukurti duomenų valdymą tiems duomenims, kad neatskirai tuos įrašyti duomenys į kiekvieną Excelį ir vėl tarnauti Exceliui, bet susikurti kažkokį duomenų valdymo įrankį, kur čia jums puikiausiai prasiverstų Power Apps, Glide, AppSheetai. Google'as turi savo apps sistemą, su kuria galite susikurti apsiuką ir vieningai vienoje vietoje valdyti visus duomenis. Procesų automatizavimui ir skaitmenizavimui čia irgi lygiai taip pat, kai jau susitvarkot, turit mokat valdyti duomenis, pradėkit automatizuoti procesus, nes nesutvarkytus duomenis automatizuoti bus sunku, nes vėliau sutvarkysit duomenis, reikės iš naujo automatizuoti. Tai va šita seka būtų daug patogesnė. Tai čia jau įrankius, kuriuos paminėjau, tai Power Apps, tai yra Power Automate, Zapier, Make ir panašus įrankiai, čia jums galėtų pasigelbėti. Čia pasistengiau pateikti low-code, no-code įrankius, kada gali paprastas vartotojas tai padaryti. Duomenų analizė yra automatinė ir interaktyvi, kad nereikėtų kas kartą kurti PowerPoint prezentacijų ir ruoštis ketvirtiniams mėnesiniams atsiskaitimams po 2 savaitės kuriant prezentacijas, pasidaryti automatu. Taupykit savo laiką, turėkit efektyvesnės įžvalgas čia ir dabar. Ne po to, kai jau praėjo ketvirtis, ne tada, kai jau šaukštai po pietų. Ir tik tada jau galėsit, mano supratimu, diegti rimtas dirbtinio intelekto integracijas, kurios sukurs jūsų inovatyvų sprendimą. Tai yra jūsų know-how, kitai žodžiai sakant, jūsų DNR, papildys jūsų organizacijos DNR. To jums ir linkiu, praeiti tokį kelią ir anksčiau ir vėliau tai turėsit padaryti, norint būdami išskirtiniai. Tai va, labai trumpai apie duomenis ir apie tai, kaip duomenis gali pagelbėti jums. Taip. Ačiū labai, Rolandai, tikrai informatyvus pranešimas, daug schemų ir daug įvairių modelių. Tai šiek tiek užsiminėte, bet o visgi, ne, kokie būtų praktiniai patarimai įtraukti tos komandos narius, kai vieni tiki, kad reikia duomenų, kiti netiki, treti, kaip sakote, ne, kažkaip jiems nepatogu, pritingi. Kaip čia būtų galima suformuoti kryptį, ką dažniausiai marketingistai ir turi daryti ir savo įmonių viduje, kaip tie duomenų analitikos vėliavnešiai? Mano pavyzdyje efektyviausias būdas įtraukti komandą tai yra viešinti rezultatus. Tai pats patogiausias, nes mes visi kalbam apie KPI sistemas, apie OKR įvairiausias sistemas ir panašiai, komanda priešinasi tom sistemom, tai yra labai normalu, bet tarnaujančios lyderystės principas ką sako, jeigu mes paviešinsim ir patys rezultatai už tave kalbės, tai tada žmonės pradeda keistis, pradeda galvoti apie duomenis, nes niekam nenori būti paskutiniam. Tai mano pavyzdėje, tie Power BI dashboardai buvo skirti ne man, o kolektyvui, kad pats kolektyvas jisai pradėtų sveikai varžytis tarpusavėje, nes atsiranda sveika konkurencija, nes vienas nori daugiau žalių, kitas pradeda jau kalbėti, o kodėl pas mane tokie tikslai ir prasideda kalba apie tikslus, o ne tai, kad kažkas nuleido ir man neįdomu, kaip jie buvo gauti. Tai ką, matau, kad klausimų nėra, tačiau yra, kaip sakoma, pagyros ir komentarai, kad buvo nuostabus pranešimas ir pristatymas. Tai su šita pozityvia gaida tuomet ir užbaigėme mūsų e-commerce marketing update pirmąją dalį.